pusėj Dunojėlio pievelė žaliavo, grebė pulkas mergužėlių, grebdamas dainavo. Grebė pulkas mergužėlių, grebdamas dainav. Nedainuokit jūs mergelės tų gražių dainelių, negraudinkit man širdelės jaunam kareivėliui, negraudinkit man širdelės jaunam kareivėliui. Aš išjodams į Karužę laimės neturėjau ir sutikau pirmą kulką, širdelę pervėrė. Ir sutikau pirmą kulką, širdelę pervėrė. Guli, guli kareivėlis, ant karo pašautas, stovi juodberas žirgelis, kamanom pamautas. Stovi juodberas žirgelis, kamanom pamautas. Žirgelį, juodberėlį, kuo aš tau sakysiu, aš ant tavo kamanėlių gromatą rašysiu. Aš ant tavo kamanėlių gromatą rašysiu. Parašysiu gromatėlę aukso letarėlėm ir uždėsiu ant spaudelį kruvinos rankelės. Ir uždėsiu ant spaudelį kruvinos rankelės. Esminių dalykų neprizumai. Gracias.
Реалия, Българска, има
dalykai. Gerbiami čia susirinkę Lietuvos piliečiai. Ir toliau Lietuvoje tęsiama diskusija dėl šventinių dienų. Kovo 6-ąją Seime buvo surengta konferencija tema politikos ir istorijos santykis Lietuvoje. Kažkas iš konferencijos prezidiumo pasiūlė ilgą švenčių sąrašą papildyti dar vieną šventę – spalio 25-ąją. Išskyrus mane, visa auditorija tylėjo. Šią tylą matyt reikia laikyti pritarimu. Dalis žinoma nežinojo, kokia tai žymi šventė mūsų tautai toji spalio 25 diena. Priminsiu tiems, kurie nežinojo ir iki šiol nežino. Ta diena buvo renkamas Lietuvos Seimas ir priimta Lietuvos konstitucija. Sąjūdžio patriotai lengvai tikėjosi susodinti į Seimą savo kandidatus, nors keli Lietuvos piliečiai, tarp jų ir aš, rašė ne vieną laišką aukščiausios tarybos vadovybei, kad priešlaikiniai rinkimai į tokią svarbią instituciją bus skaudžiai pralaimėti, nes Vagnoriaus pastangomis buvo sugriauta Lietuvos ekonomika, visų pirma žemės ūkis, o visą kaltę už tai naivūs rinkėjai suvers aukščiausios tarybos pirmininkui. Didelė dauguma jie balsavo už sąjūdiečius ir patriotai neatsigavo iki pat 1996 metų, patriotais vadinami, po kurių naivios moterėlės paskelbė Vagnorių atėjusi visiems laikams. Siūlyčiau spalio 25-ąją paskelbti Lietuvos komunistų persikrikštų į socialdemokratus pagerbimo diena ir tegu jie švenčia spalio 25-ąją, jeigu jie maža gegužės 1-osios. Gali švęsti Antano Sniečkaus gimimo dieną. Mums sako, jūs neturit alternatyvų. Jeigu ne Europos Sąjunga, tai Rusija. Mes sakom, mes patys esame alternatyva. Nes mes Europa. Ir esam ir galim būti alternatyva ir pūvančiai vakarų Europai ir iš proto einančiai Rusijai. Kas gyvenat su sąžine, nors kartais ir prisnūstančia, lyskit iš savo korupcinių voratinklių, pamatykit savo tautą ir savo valstybę, griaukit savo partinės pilis, baikit savo politinės kunigaikštysčių kovas ir imkite savo nacionalinės valstybės kūrimo. Netikiu, kad jie sugebės tai padaryti. Turėsim padėti. Šiandien jau valdiškajame mūsų 11-osios minėjime pasigirdo protingų ir susirūpinusių balsų. Nežinia, ar tai būtų, jeigu ne oligarchų nustekentos, nugyventos Ukrainos okupacija šiandien. Nežinia, ar tai būtų, jeigu ne tautos aktyvo pakelti žmonės referendumams, mitingams ir piketams. Tai gal jau šiek tiek ir mobilizuota tauta, bet ar ne laikas būtų skelbti visuotinę mobilizaciją? Jei norim padėti ir esamoms ir būsimoms valdžioms, turim ko gero ją ir skelbti. Sakyti, lietuviai, kiek esat dar Lietuvos piliečiai, laikas iš visų pasaulio kampų rinktis namo
ir daryti tvarką čia? Ar dar ilgai leisim Manau, kad tikrai ne. save terioti įvairioms mažumoms? Tikrai negirsim, tikrai ir ne. Kai apie mūsų sienas jau užleksi tankai, gal pagaliau laikas imti savo kovos pozicijų? Ukrainos bendruomenės, ukrainiečių bendruomenės Lietuvoje atstovas Vasil Kapkan. Sveiki gyvi, brangus Lietuvos žmonės, myli bičiuliai, ponios ir ponai. Turiu didelę garbę Stepano vardu pasveikinti Jūs su Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo diena. Perduodu jo nuoširdžiausius linkėjimus nuo visų jo kolegų, nacionalistų ir bičiulių iš Euromaidano Kyjive ir nuo visų ukrainiečių. Brangi Lietuva, nuostabi laisvės šalis. Ukraina sveikina tave su švente. Ukraina gerbia ir myli Lietuvą, tikrą brolišką meilę. Prieš 24 metus būtent iš čia, iš Lietuvos atsirado ir susprogo išlaisvinimo dvasia, kuri susprogdino Sovietų imperiją. Jūsų proveržis kovoti už žmonių teisės pažadino ir Ukrainą. Ukraina paskui jūsų paskelbė valstybės suvereniteto deklaraciją, o metais vėliau paskelbė nepriklausomybės aktą. Visada mūsų valstybės ir mūsų žmonės buvo kartu. Ir mes toliau visada būsime kartu. Lietuvės ir lietuviai. Kaip ir prieš 24 metus susirinkome prie Lietuvos širdies, kuri nuo kovo 11-osios pradėjo plakti tarp dainų ir barikadų. Šiandien susirinkome neramiais laikais, kai imperinis kaimynas, pasinaudodamas korumpuotais, susvetimėjusiais savo tautai politikais, o taip pat nuolaidžiavimu jo kariniai galiai, vėl kėsinasi į tautų laisvę ir nepriklausomybę. Mūsų tauta priėmė konstituciją, kurioje aiškiai pasakyta: Lietuvos valstybę kuria tauta. Suverenitetas priklauso tautai. Niekas negali varžyti ar riboti tautos suvereniteto, savintis visai tautai priklausančių suverenių galių. Valdžios galias riboja konstitucija, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tikime, dar vis tikime, kad ir šiandieninė tautos atstovybė, kaip svarbiausia valstybės institucija, palaiko mūsų valstybės gyvybę, kad ji nebus pakeista dirbtiniu, trumpai veikiančių pakaitalų. Tačiau maudžia lietuvių žemės krūtinė. Ir šis skausmas nepraeina, jis tik auga, kaip auga skaičius lietuvių paliekančių savo šalį. Vieni iš jų tiesiog iškeliauja svetur, kiti atrodo čia gyvena, bet iš tiesų yra iškeliavę toli toli į savanaudiškumo kosmosą, į Briuselio blizgučiais apkarstytas neatsakomybės, neorumo, netiesos ganyklas. Pilietė, tu privalai rūpintis savo širdies sveikata. Tik tuomet būsi vertas lietuvio vardo. Tad mes visi, kurie čia susirinkome, esame tarsi gydytojo stetoskopas. Kągi mes girdime, kas mums kelia nerimą? Vakarykštis Seimo daugumos mėginimas nukelti tautos sprendimą dėl žemės į nepatogų laiką
kad tauta nesusirinktų, tai nėra smulkaus sukčiavimo ekstrasistolė. Deja, tai jau priešinfarktinė ar dar rimtesnė būklė. Reikalaujantis skubaus įsikišimo ir gydymo, netgi nuolatinio budėjimo. Ypač budėkime prie tų 60 su virš Seimo narių, kurie regis nebeatpažįsta Lietuvos konstitucijos, nebesupranta žodžių tauta ir nepriklausomybė, kadangi balsavo už paniekinantį nutarimą nukelti referendumo datos svarstymą į kovo 24 dieną. Paskutinę dieną, kai dar gali būti išgelbėta bent dalies jų, kaip tautos atstovų garbė. Budėkime, kad jie sugrįžtų į sąmoningą būklę. Tikėkime, kad būdime ne prie jų sielos karsto, ne prie gyvųjų mirusių, ne prie zombių, ne prie savo valstybės išdavikų, kurių jau niekas nebeišgydys. Tačiau mes turime ir svečių iš užsienio. Keletą svečių iš kaimininių valstybių. Ir dabar kviečiu pasisakyti Latvijos nacionalinio alijanso jaunimo lyderį Raivi Zeltic. Labas dienas! Latviešu nacionālistu vārdā sveicu brāļu tautu svētkos. Latvių nacionalinio judėjimo vardu sveikinu brolius lietuvius jūsų šventėje. Nav iespējams šajās dienās domāt par mūsu brīvību Šiomis dienomis neįmanoma galvoti apie mūsų laisvę un nedomāt par to, kas notiek Ukrainā. ir negalvoti apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Liberāļiem patīk saukt nacionālistus par iracionāliem. Liberalams patinka nacionalistus vadinti iracionaliais žmonėmis. Tāpēc ir interesanti, ka tieši iracionālo nacionālistu brīdinājumi ir piepildījušies. Bet keista, kad tų iracionalių nacionalistų įtarinėjimai išsipildė ir su kaupu išsipildė tai, kas vyksta dabar. Par laimi šoreiz vēl ne Baltijā. Ačiū Dievui, dabar dar ne Baltijoje. Jo kamēr liberāļi Krievijā saskatīja sadarbības partneri, un rietumos mūsu lielos draugus, Kai liberalai pamatė savo partnerius vakaruose, o rytuose rietumos mūsu lielos draugus, mūsų didžiosius draugus, nacionālistiem nekad nav bijušas ilūzijas, ka Krievija ir agresors. nacionalistai niekada neturėjo iliuzijų, kad Rusija yra agresorius. Bet rietumi ir vienkārši nopērkami. Bet vakarai yra tiesiog nuperkami. Sveiki tautiečiai! Sveikinu visus nepriklausomybės dienos proga. Iš tikrųjų, ilgai nekalbėsiu, nes jau niaukėsi ir darosi šaltoka. Tačiau šiandieną buvo nuostabi diena. Šiandieną mes žygiavome ir mūsų buvo daugiau negu pernai. Pernai buvo daugiau negu užpernai ir taip kas metai. Iš tikrųjų tai yra šaunu. O protestuotojų, kurie patys nežino prieš ką protestuoja, jų kiekvienais metais darosi vis mažiau. Ir iš tikrųjų tai rodo, kad mūsų tauta jau mokosi švęsti. Mes turim labai puikų pavyzdį Ukrainoje, ta tauta moka kovoti. Galbūt su laiku ir mes išmoksime kovoti. Šiuo metu niūrus debesis niaukėsi aplink Europą. Yra vėl žvanginami ginklai. Tačiau kai kurie ponai Seime svarsto apie tai, kad mums reikia likti be žemės, kad mums reikia likti be savo pinigo, kad mums galbūt jau greitai reikės likti be savo kalbos. Iš tikrųjų, šiandieną mes žygiuodami šito šventiniai eisenoj parodėm, kad mes ne tik kad Ukrainą palaikom, bet mes nepasiduosim. Mes išliksim lietuviais su savo kalba, su savo valiuta, su savo žeme. Ir iš tikrųjų, referendumų bus tiek, kiek reikia. Tačiau mūsų referendumai vienyje, mūsų referendumai gina, jie yra ne prieš kažką, o už.
už žemę, už kalbą, už tautą. Kolegos, dabar tik porą klausimų noriu užduoti. Daug diskutuojama apie Lietuvos saugumą. Tačiau, ar jūs žinote, kad praeita koalicija ir jos krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė pribaigė Lietuvos kariuomenę, pribaigė Lietuvos šauktinių kariuomenę. Ar pritarėte tam? Ačiū Jums, kad susirinkote. Iš tikrųjų, dabar, kiek žinau, bus užkurtas neužilgo signatarų laužas. Ten galėsime sušilti. Ir mano žiniomis, keli žmonės informavo savivaldybę, kad iki 15 žmonių piketas bus prie to laužo. Šiandien, bus naktį, bus rytoj, bus poryt, tol, kol Seimas nepaskelbs referendumo gegužės 25 dieną. Mėly žmonės, šitas varpas kabėjo ant lietuviško laivo, ant laivo, kurį už ES pinigus mokamus teko supjaustyti. Lietuvos laivynas sunaikintas, liko varpas. Varpas laive lėdinamas tam, kad skambėtų, kai ištinka didelė bėda, pavojus. Jisai šaukia žmonės telktis, burtis, priimti ryžtingus sprendimus, kaip išgelbėti laivą. Ir šiandien mes susirinkome, kad nuspręstumėm, kaip išgelbėti mūsų mylimą laivą vardu Lietuva. Šie vaikai dar maži, jiem reikia mūsų globos. O valdžiažmogiai nori parduoti jų ateitį, nori parduoti jų žemę, kurioje jie turi gyventi, kurti, auginti savo vaikus. Žmonės, kelkitės. Teskamba šitas varpas jūsų širdise. Ir signatarai šiandien uždegs laisvės ugnį. Štai yra sukurtas laužas. Prašome, padarykite truputėlį erdvės ir kviečiame signatarus arčiau. Mėly signatarai. Signatarai, prašom prie laužo. Ačiū. Prašom. Nu, iš tos pusės, aš žinau.